Labas rytas, prasideda 5 kelionės diena. Sveikinu vakar su Tadu ir dabar pakeliui pasiimsiu Mantą. Važiuosim gražiausiu Europos miško keliu į Šveicariją ir visą tai šiek tiek nubanksta, žiūrint su to, kaip mane šiandien pasitinka vokiečiai. Tadam! O pasitinka, aišku, su reklama. Gerą rytą. Taigi, kaip matot, šiuo metu važiuoju vienas. Vakar sveikinau su Tadu, tai dabar laukia porą valandų ramios kelionės. Važiuoju iš Acheno link Frankfurto, kur pasimsiu mano naują šturmaną, Mantą. O apibendrinant mūsų 4 dienų etapą su Tadu, iš tikrųjų turėjom nuostabų laiką ir žinom, ką veiksim kitą vasarą. You have reached your destination. Nu ką, įveikėm 440 kilometrų. Atvykom į miestelį Baden-Baden, kur prasidės jau mūsų pagrindinis šiandienos maršrutas. Va, pakeliui prigrėbiau naują šturmaną. Realiai Tadas jau kaip ir pasibaigė, yra sunešiotas, tai va dabar reikia naujo. Dėsim, kiek šitas tvers. Dabar einam valgyt ir tada prasidės vaizdeliai. Teikit, ką aš vėl darau. Vėl pilu kurą. Padangų dar biškį likę po vakar. Nepatikėsi, bet džiaugiuosi pertrauką. Nu, kažkur esam vidury juodojo miško kelio, plius minus. Šiandien nuvažiavom jau apie 540 km. Vėl maža pertraukėlė ir džiaugsimės nuostabiais keliais toliau. Ir mes jau nebe vieni, biškį prisijungs kompanijos. Arom kažkur. Bandome vaikytis, o jam nepavyksta nuo mūsų pabėgti. Jis kažkiek nervuojasi. į raciją nebešneka jau pusę valandos su mumis. Bet vairavimo klaidų nedaro, viskas gerai.
Kilom ir užkilom. Nelabai aukštai. Vis dar Vokietijai. Mes atvykom jau į Šveicariją, tai šturmanas netelpa trupučiuką į kadrą, nes negerai kamerą pakabinau. Bet yra gyvas išgyveno, neapsivėmė, viskas liuks, neužsupo. Tai šiuo metu yra nuvažiuota 705 km šiandien, liko nebelabai daug. Ir ką aš dar noriu pasakyti, kad esu už vairo tokio gryno važiavimo maždaug 12 valandų. Tai jau šiai dienai kaip ir plius minus užtenka, o rytoj mūsų laukia Alpės. Šturmuosim gražiausius pasaulio kelius, pervažiavimus per kalnus, tai stay tuned. Nu viskas, už šveicariškus frenkelius nuplauta. Mantas ten kažką mainina, bitkoiną, man atrodo, atsisėdęs, atsistojęs. O GT3 pasiruošus rytojus nuotykiam. O tu pasiruošęs nuotykiam rytojui? Gimęs pasiruošęs. Nu pažiūrėsim. Vamos.